Inkstų ligos ganėtinai dažnos yra gyvūnams. Aišku, jos gali būti įgytos, gali būti įgimtos. Įgimtos jos pasireiškia bet kokiam amžiui, neaišku, kada atsiras, neaišku, kada išlys pirmieji simptomai. Tuo tarpu įgytos tai dažniausiai prasideda šiek tiek vyresniam amžiui, katėms galbūt dažniau negu šunims. Katėms gali prasidėti nuo 6, 7, 8 metų. Aišku, didžiausia tikimybė būna 10 metų ir vyresniems. Simptomus dažniausiai pastebėti yra labai sudėtinga, nes ypatingai katės jos yra linkusios slėpti savo blogą savijautą ir to šeimininkai dažniausiai nepastebi. Vienas iš dažniausių simptomų tai būna pasikeitęs elgesys. Pavyzdžiui, jos pasidaro ramesnės, daugiau pagulinėja, mažiau žaidžia, mažiau domisi aplinka. Katėms, aišku, tai yra ir šiaip labai būdinga, nes jos nelinkusios ten lakstyti paskui šeimininkus. Dėl to šeimininkai galvoja, kad, turbūt amžius ir tiesiog jinai daugiau pagulinėja ir pražiopso šitą simptomą. Antras simptomas tai būna, kad sumažėja apetitas. Jos pradeda mažiau valgyti, tiesiog tie bliūdeliai rečiau tenka juos pildyti ir vėlgi atrodo, kad gal truputį svorio meta irgi nieko baisaus. Toliau galima atkreipti dėmesį į kailį. Aišku, jeigu tai yra ilgaplaukė katė, nesvarbu šuo, katė, bet vėlgi, kaip sakiau, katėm dažniau šiek tiek pasitaiko šios ligos. Kailis pasidaro, nebe toks prižiūrėtas, nebe toks gražus, nebe blizgus, daugiau pleiskanoja, toks sausesnis, tas plaukas toks pasipešiojęs. Aišku, dėl savo prastos savijautos ir katės mažiau prižiūri tą kailiuką, rečiau prausiasi ir tokia gaunasi savotiška netvarka. Pas gyvūnus, pas šunis tai yra sunkiau pastebėti, nes nušukuoji tą šunį, sušukuoji, sutvarkai ir kaip ir tvarka būna. Toliau jau kalbant apie truputį pažengusius tos simptomus, tai galima atkreipti dėmesį į tai, kad gyvūnai pradeda daugiau lakti vandens, bet jau ženkliai daugiau ir daugiau šlapinasi. Tai pastebėti ant šuns galbūt tik tai pagal vandens lakimą galima, nes visus kitus reikalus atlieka lauke, nuėjo, padarė, galbūt dažniau pasiprašė į lauką ir kažkaip nepastebi tokių dalykų. Katės, tos, kurios naminės, daro reikalus atlieka į kraiko dėžę, tai jau priklausomai nuo kraiko rūšies irgi galima atrinkti ir tikrai pastebi šeimininkai, kad ar tai reikia išimti didesnį kiekį šlapimo, ar tai silikoninį kraiką reikia dažniau keisti, nes pastoviai prisemta tenais būna. Tai akivaizdžiai matosi, kad jų šlapinimasis padažnėja ir padidėja pats kiekis, bet ir vandens bliūdeliai pastoviai tušti, nes tiesiog yra labai didelis noras lakti. Ir nepaisant to, kad daug laka, vis tiek gyvūnas būna išdžiūvęs. Ir galiausiai jau tokie rimtesni simptomai, tai būna, kad krenta svoris ir kai atsiranda, tarkim, pavėmimai karts nuo karto, ypatingai katėms, nes jos tų kailiukų savo prisilaižo, plaukas ir šeimininkai irgi dažnai nurašo, kad turbūt plaukų sąvėlos. Tai pavėmaliojo kartais savaitę, dažniau, bet tie vėmimai padažnėja ir tai jau dažniausiai būna tokie simptomai, kurie rodo, kad jau yra labai blogai, nes atsiradus tiems simptomam, tai jau pažeidimas būna ganėtinai rimtas inkstų. Prognozės vėlgi jos būna labai įvairios. Jeigu tai yra ūmus pažeidimas dėl kažkokių apsinuodijimų, ten vaistai, maistas, traumos, ligos kažkokios ūminės, kurių antrinė priežastis buvo inkstų pažeidimas, tai dažniausiai yra pataisoma. Medikamentai, papildai, dar kažkas šiek tiek yra pataisoma ta situacija. Jeigu tai yra lėtinis inkstų nepakankamumas, lėtinė liga, tai prognozės irgi yra įvairios. Jeigu tai gyvūnas nėra labai senas, tai tą būklę gali stabilizuoti, kad nepataisysim tai tikrai visų tų inkstų, bet galim sustabdyti ligos progresavimą. Dažniausiai, jeigu pradžioj ta būklė yra sunki, tai reikia lašelinių vaistų, kažkokių pagal situaciją, o vėliau tęsiamas gydymas yra namuose su mityba specialia ir su papildais. Pagrinde tiek mityba, tiek ir papildai orientuojasi į tam tikrus dalykus, kaip pavyzdžiui baltymų kiekio sumažinimas, fosforo reguliacija, kad nebūtų pertekliaus fosforo.
Toliau omega-3 papildai yra labai svarbus. Aišku, visada įspėjam šeimininkus, kad gyvūnas visada turi turėti vandens švaraus, nes tas vandens poreikis jisai išlieka labai ilgą laiką ir jis turi nuolat gerti ir turėti švaraus vandens.